Knygos anatomija. Kamandosė. Teksto anatomija pagal Eglę Jasę. Pradžia. Viskas prasidėjo nuo mano tuo metu 9-mečio sūnaus. Buvo nykus COVID laikai. Gyvenome Madride, Ispanijoje, kur dirbau. Tupėjome namuose, mokykla veikė nuotoliu. Gal iš nuobodulio Matas, toks sūnaus vardas, vis pristodavo ir klausinėdavo. Ką man duosi? Ką man duosi? O aš jį pravardžiavau Kamandosė. Tuo metu ieškojau temos knygai. Kilo mintis parašyti istoriją apie padarą vardu Kamandosė, kuriam niekada nieko negana. Veikėjai. Pirminė istorijos, kurią ketinu kurti idėja, paprastai galiu sutalpinti į kelis sakinius. Matau tik blyksnį, įsivaizduoju tik fragmentą. Tuo metu dar nežinau, kaip veiksmas rutuliosis. Man patinka savo rašymo stilių lyginti su archeologiniais kasinėjimais. Randu šukę, tą pirmąją kibirkštį. Ir tada rausiu žemę, kol iškrapštau likusias. Iš iškapstytų šukių klijuoju puodą, lipdau istoriją. Kartais šukes suklijuoju neteisingai, jos viena prie kitos nedera, tenka perdaryti. Kartais pasitaiko šukių iš kitų puodų, jas atidedu į šoną. Ypač džiaugiuosi, jeigu atrandu itin vertingą skeveldrą su istorijos kertinėmis detalėmis ar svarbiu posūkiu. Tada ir laimės šokį galiu sušokti. Ir esu šokusi iš džiaugsmo, kad pavyko gerai sugalvoti. Kai kilo mintis parašyti istoriją apie daiktus kaupiantį padarą Kamandosę, mąsčiau, kaip ji galėtų atrodyti. Iškart supratau, kad su mano vaiku nieko bendro neturės. Kažkaip intuityviai atradau pagrindinius bruožus – nediduką ūgį, raukšles, žalsvą odos spalvą, driežo uodegą, ilgus pirštus, skirtingų spalvų akis. Tiesą sakant, šitas pasiskolinau iš sesės šuns. Ir vis dėlto, nors įsivaizdavau daug smulkmenų, net pabaigusi knygą, prieš akis neturėjau itin ryškaus Kamandosės paveikslo. Ji taip ir liko lyg pridengta miglele. Kai dailininkė Julija Račiūnaitė atsiuntė pirmąją Kamandosės iliustraciją, vis žiūrėjau ir žiūrėjau. Ir atsimenu, rašiau Julijai, kad jaučiuosi, lyg būčiau sutikusi ilgametį susirašinėjimo draugą, su kuriuo iki tol buvo bendrauta tik laiškais. Kai kurie dalykai Julijos iliustracijose man buvo netikėti ir nustebino. Pavyzdžiui, vešlūs Kamandosės plaukai, lygi oda ir tai, kad ji tokia gana vaikiška. Kamandosės fizinės savybės ir manija kaupti brankšmutkes padiktavo ir kitus būdo bruožus – atsiskyrėlišką gyvenimo būdą, iš to kylantį siaurakaktiškumą, pokyčių baimę, vienpusiškumą. Istorijos eigoje Kamandosė kito, bet keitėsi dėl išgyventų dalykų, patirtų nutikimų, palaipsniui, žingsnis po žingsnio, klausydamasi krūtinėje burbuliuojančio virduliuko, kuris yra ir Kamandosės širdies ir vidinio balso metafora. Norėjau parodyti, kad kiekvienas viduje turime tokį ar kitokį ir jei įsiklausome, ką jis verda, suprantame, kuriuo keliu eiti. Dar norėjau skaitytojus apgauti. Siekiau, kad atomazga, tai kad Kamandosė grąžina Pipiną Linai, būtų jiems netikėta, bet logiškai išplaukianti iš anksčiau nutikusių įvykių. Knygos veikėja Lina labai aiškaus prototipo neturi. Galima būtų pasakyti, kad ji visų mano vaikystės draugių samplaika, o Pipinas visų gyvenime mylėtų žaislų. Turėjau tokius kelis – šunį Pifą, padovanota, nes tokį patį per gimtadienį gavo mano pusbrolis, o aš jį visą vakarą nešiojusi ir nenorėjau atiduoti. Dar turėjau beždžionėlę Makaką Karamelę, gerų 5 mečių už mane vyresnę, kuri prieš tai buvo brolio žaislas. Jis su manimi keliaudavo ten, kur Pifas buvo per didelis vežtis. Net maudėsi juodojoje jūroje, nors buvo pliušinė ir mama tikino, kad tai prasta mintis. Knygoje bandžiau tvirtai nepasakyti, kas vis dėlto yra Pipinas – gyvas veikėjas ar tiesiog žaislas. Gyvas tiek, kiek Kamandosė ar Lina pačios įpūtė jam gyvybės. Bandžiau laviruoti ties aiškumo riba. Kaip ten bebūtų, manau, Pipinas labai teikiamas personažas.
Jis kaip raktas, kuris kažką atrakina ir išlaisvina kituose – kamandosėse, linuose, liūtuose. Beje, Pipinas beveik mano amžiną atilsį katino vardas. Tik jis buvo Pepinas. Kai paėmėme iš prieglaudos, buvo vardu Verdis. Kažkaip atrodė, kad Verdis pernelyg rimtas vardas katinui. Toliau vardo istorija vystėsi taip. Verdis buvo Giuseppe, o Giuseppės trumpinys yra Pepe. Taigi, katinas tapo Pepe, o dar vėliau gavo pravardę Pepinas. Ispaniškai pepino yra agurkas. Pasiruošimas. Esu ieškojusi internete informacijos apie žmones, turinčius kaupimo maniją. Iš ten susižvejojau keletą detalių. Pavyzdžiui, perskaičiau, kad vienas žmogus buvo prikaupęs gausybę dantų šepetėlių. Vis dėlto daugiausiai smulkmenų radau atmintyje. Prikėlusi kitados matytas apleistas, seniai viso pasaulio užmirštas vietas. Viena tokia buvo mano senelio vienkiemyje, troboje, ant aukšto. Ten niekas niekada neidavo, tiksliau nelipdavo. O man, kuomet vaikystėje viešėdavau, ten buvo lobynas ir aukso kasyklos. Ko tik nesu radusi. Pavyzdžiui, tarpukario žurnalų moterims, knygų, savo tėčio pažymių knygelę su įrašytomis pastabomis ir labai vidutiniškais pažymiais. Iki tol įsivaizdavau, kad tėtis mokėsi labai gerai. Visa tai tarp vištų plunksnų ir kiaušinių lukštų. Skolinausi tą atmosferą kamandosės aplinkai. O su sagutėmis pati labai mėgdavau žaisti vaikystėje. Svečiuodamasi pas močiutę žvėryne, kiekvieną kartą iškraustydavau jos sagų dėžutę. Aplinka. Gimiau ir augau Vilniuje, todėl būtent šį miestą įsivaizdavau rašydama. Tokių sandėliukų, į kurį iš miško atsikraustė kamandosės šeima, dar ir dabar yra Užupyje. Linos kiemas panašiausias į mano vaikystės kiemą Antakalnyje, o jos namai gal kiek primena tetos butą Vilniaus centre, kuriame buvo kitoniškų baldų ir daiktų. Pavyzdžiui, valandas mušantis laikrodis. Vaikystėje jis man darydavo įspūdį. Rašydama apie muziejų, prieš akis mačiau Lietuvos nacionalinio muziejaus naująjį arsenalą. Dėl interjerų ir ieškodama įkvėpimo aplankiau porą Madride esančių muziejų. Kamandosėje neaprašiau realiai egzistuojančių vietų, sukonstravau jas iš atskirų gabalėlių. Siužetas. Rašymo procesas užtruko ilgai. Iš dalies dėl to, kad apskritai viską darau lėtai. Iš dalies dėl to, kad pilnu krūviu dirbu visai kitą darbą. Dar esu mama, žmona, duktė, draugė, kaimynė ir taip toliau. Krapščiausi gerus 1,5 metų, o gal ir ilgiau. Rašiau per COVID epidemiją, tai gal kiek lengviau buvo to laiko rasti, nes nemažai dienų praleidome uždaryti namuose. O Madride itin griežtų taisyklių tuo metu laikėmės. Pradėjau Madride, pabaigiau Vilniuje, taigi užtrukau ilgai, bet užtat turėjau laiko subrandinti. Nesuvokiu, kaip žmonės sugeba parašyti knygą per porą savaičių ar mėnesį, bet žaviuosi. Rašymui man reikia kokybiško laiko. Negaliu dirbti nei ankstų rytą, būnu apsimiegojusi, nei vėlų vakarą, būnu pavargusi. Galva turi būti šviežia, nes kitaip, kaip mėgstu juokaudama sakyti, neišeina susijungti su kosmosu. Toks jautrumas laiko kokybei, žinoma, labai apsunkina galimybės. Nepaisant to, kai rašau, stengiuosi rašyti kasdien. Įkvėpimo nelaukiu. Kai pradedu dirbti, mintis pačios ateina. Neleidžiu savo simuliuoti. Yra buvę, kad geriausius epizodus parašiau būtent tada, kai labiausiai tingėjau. Trumpai tariant, tikiu disciplina ir jos laikausi. Užimtą dieną dirbu nors valandą, laisvesnę 2. Laiką planuoju, jei reikia, vagiu. Daugiau 2 valandų negaliu rašyti, nes visiškai išsisemiu. Jei per kartą parašau pusę puslapio, būnu patenkinta. Tekstą rašau kompiuteryje. Ranka rašyti tikriausiai negalėčiau, nes labai daug taisau. Ištrinu, perrašinėju, perkeliu. Tačiau redaguoju tik spausdintą tekstą. Popieriuje iškart matau, kas ne taip, kas nesiskaito. Tuos atspausdintus lapus redagavimui, kamandosės rašymo laikotarpiu, visur su savimi nešiojausi. Skaitydavau ant suoliuko Lukiškių aikštėje per pietų pertrauką, troleibuse ir panašiai. Vienos mylimiausios vietos rašymui neturiu. Gyvename klajokliškai, tenka prisitaikyti.
Esu mintise sukūrusi svajonių darbo vietą. Jie galėtų būti kaime, pavyzdžiui, medinio namo antrame aukšte, priešais didžiulį langą su vaizdu į upę ir medžius. Prieš langą pasistatyčiau sofą arba fotelį, susisukčiau gūžtą iš pledų, turkiškai sukryžiuočiau kojas, laikyčiau kompiuterį sterblėje. Gal kada nors turėsiu tokią vietą. Nemėgstu rašyti prie darbo stalo ir apskritai prie bet kokio stalo. Nors darbui esu nusipirkusi net kelis rašomuosius stalus, galiausiai nei už vieno nesėdėjau. Dabar galvoju, kad tikriausiai jie man asocijuojasi su mokykla ir pamokų ruošimu. Nežinau, ar čia dera sakyti, bet man visai patinka dirbti lovoje. Va ir dabar šį tekstą lovoje rašau. Dar lovoje mėgstu skaityti, valgyti, gerti kavą, žiūrėti serialus. Nežinau, ar čia galima taip viešai prisipažinti, bet tebūnie. Reabilitacijai pasakysiu, kad taip pat mėgstu dirbti gamtoje. Jei yra galimybė, išsinešu kėdutę ir kompiuterį į kiemą. Ypatingų duobių ar strigimų rašydama komandose nepatyriau. Jei nepatikdavo, ką tą dieną parašydavau, ištrindavau ir kitą dieną tęsdavau. Jei 2 valandas rašiusi, suprasdavau, kad išėjo blogai ir reikėjo kitaip parašyti. Sakydavau savo, kad rašymo seansas pavyko, nes kitą kartą jau žinosiu teisingą kryptį. Viso proceso metu pasiklioviau nuojautą. Iliustracijų anatomija pagal Juliją Račiūnaitę. Stilius. Knygelės tekste esama tam tikros melancholijos, kurią stengiausi perteikti pasirinkdama itin ribotą, vos kelių švelnių, melsvų ir gelsvų tonų paletę. Grafinė išraiška gan eklektiška, mat šiame projekte leidau savo nemažai eksperimentuoti, siekdama aplinką vaizduoti kaip Kamandosės pasaulėjotos atspindį. Pasiruošimas. Šiame, kaip ir kituose projektuose, ruošdamasi susirinkau šimtus asociatyvinių vaizdų. Tuomet pasirengiau tam tikrą storyboardą, kad būtų aiškus esminiai kompozicijų dėmenys ir vadinamąją knygelės lėlę, kurią vartant ir vertinant visas kompozicijas vienu metu, galima pasitikrinti, ar vaizdinis pasakojimas yra deramai dinamiškas, nemonotoniškas. Veikėjai. Daug ieškojimų nebuvo. Personažus mačiau gana aiškiai vos perskaičiusi knygelę, o tai rodo, jog tekstas parašytas puikiai ir tinkamai užkuria vaizduotės variklį. Tiesa, Kamandosės personažui, kaip mieste gyvenančiam, kosmopolitiškam padarui, nutariau sukurti gana tvarkingą ir modernų 2 dalių kostiumą. Aplinka. Aplinka, kurių pasitelkdama tiek tekste skaitytas ir iš vaizduotės peštas charakteristikas, tiek naudodamasi asociatyviniais vaizdais. Pastarieji buvo įmami iš asmeninių archyvų, iš Google Street View platformos ar kitų interneto užkaborių. Kelis kartus iliustracijoms pozavo šeimos nariai. Siužetas. Eglė šiuo atveju man davė bemaž visišką kūrybinę laisvę. Galbūt būtų galima žiūrėti labiau strategiškai į iliustruotinų istorijos vietų pasirinkimą, tačiau šioje knygelėje vadovavausi tuo, kokia istorijos scena ryškiausiai ir pirmiausiai šauna į galvą perskaičius skyrių. Ką tiksliausiai įsivaizduodavau, tą ir rinkdavausi piešti. Kūrybinis procesas. Knygelės iliustravimas ir maketavimas užtruko porą metų. Buvo lėtaeigis procesas su daug gludinimo ir tobulinimo. Tai vienas iš ilgiau užtrukusių darbų mano patirtyje. Per iliustravimo laikotarpį pakeičiau 4 gyvenamąsias vietas, porą darboviečių ir taip toliau. Deja, beveik visada tenka dirbti prie kelių projektų vienu metu, nors tokiai mielai knygai mielai norėtųsi atsidėti pilna koja, izoliuojantis nuo kitų darbų. Dirbu ne vien su iliustravimu, tad dažniausiai šiam darbui skiriamas mėgiamiausias darbo dienos 5. Sakyčiau, kad procesas buvo lėtas, bet sklandus, be didesnių krizių. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.